Gyvos pasakas. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis gyvos pasakos ir mama Ragana šį kartą. Pasaka, kurią paskaitysiu, Joniukas ir Grytutė. Kaipgi kitaip. Seniai gyveno medkirtys su dviem vaikais, Jonuku ir Grytute, ir jų pamotė, aišku. Šeima gyveno taip vargingai, kad dažnai neturėjo ko valgyti. Nuvežk vaikus į mišką ir palik. Vieną dieną paliepė vyrui žiaurioji pamotė. Vaikai nugirdo jos pokalbį ir Grytutė graudžiai pravirko. Bet Joniukas kai ką sugalvojo. Rytą, tėvui vežant vaikus į mišką, Joniukas sutrupino kišenėje duonos kriaukšlę ir išbarstė pakeliui trupinius. Vaikams kietai sumigus, medkirtys paliko juos miške, o kai šie atsibudo, suprato likę visiškai vieni. Nesijaudink, ramino sesė Joniukas, namo kelią rasim pagal mano išbarstytus trupinius. Tačiau trupinius buvo sulesę paukščiai ir netrukus vaikai visai pasiklydo. Staiga vaikai išgirdo juos šaukiant gražų baltą balandį. Jis nuvedė juos per mišką prie nuostabaus imbierinių meduolių namelio. Jo langai buvo iš skaidraus cukraus, nuo stogo varvėjo baltutėlis, saldutėlis kremas. Joniukas ir Grytutė buvo tokie išalkę, kad atsilaužė gabalėlį meduolio nuo sienos ir ėmė jį godžiai valgyti. Kaip gardu, džiaugėsi Grytutė. Staiga iš namelio išėjo senučiukė ir žybtelės akimis tarė: viduje turiu daugiau gardumynų, užeikit vaikai. Tačiau tos senučiukės būta piktos raganos, ji mėgo valgyti mažus vaikelius. Todėl vos tik brolis su sese įžengė į trobelę, ragana pastvėrė Joniuką ir uždarė į narvą. O Grytutė liepė virti Joniukui valgį. Kai būsi riebus ir storas, išvirsiu tave vakarieniai, džiūgavo ragana. Kasdien Joniukas iškišdavo pro narvo virbus kauliuką ir sakydavo, kad čia jo pirštas. O pusaklė ragana manė, kad jis vis dar per liesas. Bet paskui raganai trūko kantrybė. Tiek to, išvirsiu tave tokį, koks esi, suriko ji. Pirmiausia, jį paliepė Grytutei įlysti į krosnį ir pažiūrėti, ar ši pakankamai didelė. Parodyk man, kaip lysti, paprašė gudrioji Grytutė. Kai raganai lindo į krosnį, Grytutė įstūmė ją giliai ir užšovė krosnės dureles. Paskui Grytutė išleido iš narvo Joniuką ir jie prisikrovė pilnas kišenes raganos turtų. Bet kaip mes rasime kelią namo, paklausė Grytutė. Staiga jie išgirdo ulbant baltąjį balandį ir nusekė paskui jį. Paukštelis parvedė juos namo. Jų pamotė jau buvo mirusi, taigi vaikai atleido savo tėvui ir jie gyveno ilgai ir laimingai. Tiek buvo pasakos šiandien, su jumis buvo gyvos pasakos ir aš, mama Ragana. Norėdami palaikyti mūsų kuriamus įvaizdžius, pasakas ir visą tai, ką matote, užprenumeruokite mūsų kanalą Gyvos pasakos, sekite mūsų profilius socialiniuose tinkluose, dėkite patiktukus, komentuokite ir būkite drauge. Iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.